Kijevas virto pragaru ankstų antradienio rytą, 2026 m. birželio 2 dieną, kai Rusija paleido vieną didžiausių raketų ir dronų atakų prieš Ukrainą nuo karo pradžios. Ukrainos sostinė pabudo nuo sprogimų, dūmų, sirenų ir oro gynybos sistemų, bandančių atremti ataką skirtą palaužti gyventojų psichologiją ir priversti Kijevą atrodyti beviltiškai Maskvos akivaizdoje. Rusija naudojo balistinės raketas, sparnuotasias raketas, atakos dronus ir hipergarsinius ginklus, kad spaustų Ukrainos miestus. Tuo pačiu metu NATO dislokavo naikintuvus ir gynybos sistemas rytinėme Europos flange. Būtent ten karas parodo savo žiauriausią veidą. Kai Putinas paspaudžia oro teroro mygtuką, Kijevas bėga į slėptuves, Zelenskis reikalauja Patriot sistemų, o Vašingtonas vėl tampa sprendimų centru. Kas nutiko? Ką bandė įrodyti Maskva? Kodėl Kijevas tapo pagrindiniu taikiniu? Kaip vakarai dabar reaguos? Tuoj viską papasakosiu. Jei tau patinka toks tiesioginis ir be užuolankų turinys, apsvarstyk galimybę užsiprenumeruoti, nes čia tokie vaizdo įrašai būna kiekvieną dieną. Ataka prasidėjo naktį ir tęsėsi pirmosiamis ryto valandomis. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido 73 raketas ir 656 dronus į Ukrainą. Tarp paminėtų ginklų buvo hipergarsinės raketos Cirkonov, balistinės raketos Skander, sparnuotosios raketos KH-101 ir raketos Kaliberi. Kijevas buvo vienas iš pagrindinių taikinių, nes tai yra politinis, karinis ir simbolinis Ukrainos pasipriešinimo centras. Maskva norėjo ne tik smogti objektams, bet ir parodyti jėgą pačioje sostinėje, Volodymyro Zelenskio vyriausybės širdyje. Ukrainos gynyba sugebėjo numušti arba neutralizuoti didžiąją dalį Rusijos paleistos bangos. Pranešama, kad buvo perimta arba sunaikinta 40 raketų ir 602 dronai. Vis dėlto dešimtis taikinių buvo pataikyta įvairiuose regionuose. Tai parodo Rusijos taktikos mastą. Paleisti tiek daug dronų ir raketų vienu metu, kad gynyba turėtų per kelias sekundės pasirinkti prioritetus. Kai viskas užgriūva vienu metu, Kijevas patiria didžiausią spaudimą. Iš Kijevo pasklidusiose nuotraukose matyti bliksniai danguje, dūmai virš ištisų rajonų, degantis automobiliai ir pastatai, paveikti tiesioginio smūgio arba nuolaužų. Sostinė nebuvo atakuota kaip pavienis taikinys. Ji buvo apimta koordinuotų atakų sekos, kai paleidimai vyko iš skirtingų krypčių. Rusija bandė sukelti apgalvotą baimės naktį, naudodama kiekį ir greitį, kad išvargintų Ukrainos sistemas. Net ir su perėmimais sprogimų triukšmas aiškiai parodė, kad oro gynyba sulaiko dalį atakos, tačiau negali visiškai pašalinti pavojaus, kai Maskva nusprendžia užversti dangų grėsmėmis. Dnipras taip pat pateko į sunaikinimo žemėlapį. Charkivas, Zaporižė, Poltava ir kitos vietovės buvo paminėtos tarp paveiktų vietų. Rusijos strategija buvo išskaidyti spaudimą, kad Kijevas negalėtų sutelkti visos gynybos sostinėje. Ukraina turėjo vienu metu saugoti miestus, infrastruktūrą, logistikos maršrutus ir strateginius objektus. Ataka buvo nukreipta ne tik prieš pastatą ar bazę. Tai buvo bandymas paskleisti paniką ir priversti Ukrainos vyriausybę naudoti brangias perėmimo raketas prieš mišrią grėsmių laviną. Maskva teigia, kad smogė kariniams objektams, sandėliams, oro uostams ir su gynybos pramonė susijusioms struktūroms. Kremlius taip pat bandė pristatyti šią ataką kaip atsaką į ankstesnius Ukrainos veiksmus. Tačiau matomas poveikis Kijeve ir kitose miestuose tiesiogiai palietė civilių gyvenimą. Apgadinti rajonai, sutrikusios paslaugos, gyventojai slėptuvėse ir gelbėtojai dirbantis tamsoje. Būtent čia Rusijos pasakojimas praranda galią šių vaizdų akivaizdoje. Kai sostinė paskęsta dūmose, kalbos apie karinį tikslumą tampa per sunkios išlaikyti. Volodymyras Zelenskis sureagavo reikalaudamas daugiau oro gynybos. Ukraina vėl paprašė Patriot sistemų, nes jos yra lemiamos prieš balistinės raketas. Kijevas žino, kad dronus galima atremti skirtingais gynybos sluoksniais. Tačiau Iskander ir kitos greitos raketos reikalauja pažangesnių technologijų. Be daugiau perėmėjų, Ukraina yra priversta pasirinkti, kurį miestą apsaugoti pirmiausia.
O kai Maskva paleidžia šimtus dronų kartu su dešimtimis raketų, kiekviena Patriot baterija tampa politiškai ir kariniu požiūriu itin vertinga. Trumpas įsitraukė į šį žaidimą, nes Zelenskis pradėjo tiesiogiai reikalauti iš Vašingtono naujų sistemų. Karas atskleidžia paprastą tiesą. Kai Ukrainai reikia rimtos gynybos, telefonas skambina į Jungtines valstijas. Europa daug kalba, daug žada ir skelbia paketus. Tačiau sistema, kurios Kijevas labiausiai nori, yra iš Amerikos arsenalo. Tai pastato Baltuosius rūmus į krizės centrą ir priverčia Europos sąjungininkus prisijimti daugiau atsakomybės. Spaudimas Maskvai neišsprendžiamas diplomatinė nota. Jis priklauso nuo radarų, perimančiųjų raketų, žvalgybos ir politinio sprendimo. Lenkija padidino parengties lygį per Rusijos puolimą. Lenkijos ir sąjungininkų naikintuvai buvo pakelti į prevencinę operaciją, siekiant apsaugoti NATO oro erdvę. Žemės gynybos sistemos ir radarai taip pat buvo įjungti į aukščiausią parengties lygį. Varšuva ėmėsi veiksmų, nes karas jau nekartą priartėjo prie alijanso sienos. Prieš kelias dienas Rusijos dronas pataikė į gyvenamąjį pastatą Rumunijoje, NATO narėje, sužeidė civilius ir sukėlė pavojaus signalą, kurio negalima laikyti paprastu atsitikimu. Kai raketos skrenda arti sienų, maršruto klaida gali tapti tarptautinė krize. Reakcija rytų Europos flange rodo, kad Kijevas nėra vienintelis Maskvos radare. Lenkija, Rumunija ir Baltijos šalis kiekvieną Rusijos ataką mato kaip perspėjimą dėl savo pačių saugumo ateities. Antradienį atskleista diskusija apie Amerikos branduolinės ginkluotės didinimą Europoje kilo būtent iš šios baimės. Tarptautinių pranešimų duomenimis Jungtinės valstijos svarsto pokalbius su NATO sąjungininkais dėl naujų bazių orlaiviams, galintiems gabenti branduolinius ginklus, ypač teritorijose netoli Rusijos sienos. Tai nereiškia, kad branduolinis ginklas bus panaudotas nedelsiant. Tai reiškia atgrasimo žinutę. Jei Maskva bando įbauginti Europą, Vašingtonas gali pajudinti kur kas sunkesnes figūras. Rusija žino, kad tokio tipo ataka turi politinį poveikį. Kiekvienas sprogimas Kijeve tampa spaudimu Zelenskiui, Trumpui, NATO ir Europos vyriausybėms. Putinas bando parodyti, kad vis dar turi amunicijos, pasiekiamumą ir gebėjimą Ukrainai primesti didelę kainą. Problema Maskva yra tas, kad šis metodas taip pat stumia vakarų sąjungininkus priimti griežtesnius sprendimus. Kuo didesnė ataka, tuo didesni reikalavimai dėl Patriot, naikintuvų, radarų, amunicijos ir sankcijų. Rusijos brutalumas gąsdina, bet taip pat gali paspartinti atsakymus, kurių Kremlius norėjo išvengti. Ataka taip pat atskleidžia sankcijų logiką, prisotinimą, kuris tapo Rusijos oro karo ženklu. Pirmiausia, įskrenda didelis kiekis dronų, kad išžvalgytų, suklaidintų ir išsekintų gynybą. Po to pasirodo sparnuotosios ir balistinės raketos, nutaikytos į strateginius taškus. Kai kuriais atvejais pasitelkiami retesni ginklai, siekiant patikrinti Ukrainos reakciją ir sukelti psichologinį poveikį. Kijevas visą naktį susidorojo su šiuo visų paketu. Sostinė susidūrė ne tik su sprogimais, ji patyrė kruopščiai suprojektuotą spaudimą. Tai buvo daroma siekiant atverti spragas gynybos sluoksniuose, kurie jau veikia ant ribos. Aš esu Milsonas Alvesas, internacionalistas, ir mano tikslas kasdien teikti jums teisingą informaciją. Naujienų nuorodos yra vaizdo įrašo aprašyme. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruokite kanalą ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Milsono Alveso bendruomenę.